Kalbant ne vien apie statybas, apskritai darbo vietų kūrimas, naujų gerų darbo vietų kūrimas. Robertai, kas čia yra svarbiausia? Čia yra daug priežasčių ar yra viena esminė? Vieną didelę klaidą. Mes įsivaizduojam, kad galime ilgai užleisti ligas, tokias kaip nepritraukti kapitalo, nesidomėti, kas vyksta pasaulyje, neskatinti žmonėm patiems dirbti ir užsidirbti, o vis galvoti, kad mes, o čia politikai mėgsta tą, kad mes jumis pasirūpinsim ir taip toliau. Net jeigu tokį analizuoti rodiklį kaip privačiai dirbančių žmonių skaičių. Juk rezultatas, koks yra Europoje šiandien ir kiek yra Lietuvoje privačiai savo dirbančių žmonių skaičius, 4 kartus skiriasi. Tai dar vienas iš tų rodiklių, kad dar žmonės laukia, kad kažkas jam turi sukurti darbo vietas, kažką jie turi daryti. Ir būtent mes, kaip minėjau, mes nerasim vienos auksinės kažkokios piliulės, kurią praryję rytoj gyvensim gerai. Yra aiškios visos problemos, kurios senai identifikuotos, tik nėra politinės valios jų spręsti. Žiūrėkit, bet gal čia ta pati korupcija. Pabandė užsimti viešaisiais pirkimais. Niekas nebesigauna, stringa visi dalykai. Pabandė politikai iškelti valstybės turto efektyvaus valdymo problemą. Kur ta problema šiandien yra? Ta prasme, kad mes nieko negalim padaryti iš esmės iki galo, mes tik iškeliam problemą, pamatom, kokia jinai kompleksinė yra sudėtinga ir baigiam. Ir gyvenam tą viltim, kad rytoj kaip nors išsispręs, o gyventojai nelaukia to, kaip išsispręs, jie balsuoja išvykimų iš čia. Ir blogiausia yra pasiekmė. Aš jau senai kalbėjau daug kartų viešai. Mes per metus netenkam apie 50 000 žmonių. Skaičius paskutiniai surašymai tą ir parodė. Per 20 metų beveik 1 milijono neliko Lietuvoje. Bet neliko Lietuvoje tų, kurie yra energingiausi, tų, kurie nenorėjo susitaikyti su esama situacija ir išvažiavo ieškoti savo laimės kitur. Tarp kitko ir ieško darbo. Ten būtent taip. Ir liko žmonės, kurie arba nebegali išvažiuoti, arba kažkaip tai dar čia dirba. Ir ta situacija, jeigu mes ir tokioj uždegtoj raudonoj lempoj nesugalvosim sprendimų, jinai jau po 5 metų bus darbo. Robertai, bet jeigu jūs uždirbtumėte 1000 ir jūs nevažiuotumėte? Mielai išvažiuočiau ir iš tikrųjų išvažiuočiau. Apie tai neina net kalba. Dėl to, kad tai yra... Robertas aktyvus. Vienareikšmiškai dėl to, kad aš manau, kad aš savo gebėjimus daryti, kurti produktą galiu parduoti brangiau ir aš tą daryčiau. Vienareikšmiškai. Iš tik po reklamos mes sugrįšime į karštą vakarą. Šiandien kalbame apie darbo vietas, apie darbo vietų kūrimą. Ir ieškom atsakymo, kodėlgi Lietuvoje mažėja darbo vietų. Mes tęsiam diskusiją, ar tikrai mūsų visuomenė nėra skatinama dirbti, neturi paskatų dirbti, o yra labiau priskirtina išlaikytinių visuomeniai, kokios čia problemos. Kalbam su Robertu Dargiu, Lietuvos nekilnojamo turto plėtros asociacijos prezidentu, Violeta Klyvienė, Danske banko vyresnė analitikė Baltijos šalims, Algirdu Sysu, Seimo nariu, bei Artūru Černiausku, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininku. Vis dėlto, tai, kalbėjo Robertas apie tos išvažiuojančių žmonės, tikrai masiškai žmonės važiuoja ir dabar Vokietijos rinka atsidaro. Ko reikia, Artūrai, kad žmonės nenorėtų išvažiuoti iš Lietuvos, kad žmonės norėtų čia dirbti, pasilikti ir kurti čia savo gyvenimą? Tai 2008 metais tai buvo aiškus reimigracijos procesas. Nes būtent tie žmonės, aš negaliu sutikti, kad ten išvažiuoja daug labai kvalifikuotų specialistų. Dalis išvažiuoja tie, kurie ten skina ir braškės ir dirba nekvalifikuotą darbą. Tai būtent 2008 metais pagerėjus ekonominiai situacijai Lietuvoje, padidėjus darbo užmokesčiui ir sumažėjus skirtumai tarp darbo užmokesčio emigracijoje ir Lietuvoje, dalis žmonių pradėjo grįžinėti. Ir tas grįžimo procesas pasidarė ganėtinai ryškus, kadangi nebuvo tokio didelio skirtumo tarp darbo užmokesčio. Bet ko dabar reiktų? Nes 8 metai praėjo dabar. Lygiai to pačio reikia dabar, kad pradėtų didėti tas darbo užmokestis. Ir dar kartą pasižiūrėjus būtent įmonių pelningumą, ir kas labiausiai keista, kai buvo krizės laikotarpis, pats pikas tas krizės, darbdaviai tarėsi su darbuotojais, kad jie sutiktų mažinti darbo užmokestį, kad galėtų išgyventi, kad galėtų jų neatleisti, kad įmonė nebankrutuotų ir dirbtų. Būtent dauguma įmonių vyko tas procesas, darbo užmokestis sumažėjo, jis sumažėjo ganėtinai žymiai. Dabar, kai grįžta atgal, įmonės pradeda dirbti pelningai, pasidalinti tuo pelnu. Artūrai, jūs norit pasakyti, kad darbdaviai sėdi ant 2 maišų pinigų ir jie nesėdi ant 2 maišų, bet jie anksčiau sėdėjo ant 2 maišų nedavė, dabar jau sėdi ant pusmaišio ir kad tą pusmaišį, bent pusę pusmaišio pasidalinti su darbuotojais, jie šitą nenori, nori kuo daugiau pasimto viską. Neįtikina šitie argumentai? Na, aišku, problemų yra, bet vėlgi sakau, taip, mūsų darbo rinka yra nepaprastai lanksti. Ką tai reiškia? Na, iš tiesų, darbuotojai praktiškai neturi jokių galių.
šitame procese, dėrybų dėl darbo užmokesčio procese. Ypač kai tokia bedarbystė. Profsąjungos yra neabejotinai labai silpnos, nedarbo lygis nepaprastai aukštas, tai turime krūvą objektyvių sąlygų, kas nulėmė dabartinę situaciją. Bet, suabsoliutinti to tikrai nenorėčiau. Vėlgi tas vidutinio darbo užmokesčio rodiklis, jis neatspindi realios situacijos. Puikiai žino apie vokelių problemą, ją taip pat reiktų įvertinti ir atsižvelgti. Vėlgi buvo paminėta vairuotojų vidutinis darbo užmokestis. Nepamirškime, yra dienpinigiai, tai yra dalis tokio pačio darbo užmokesčio, tik tai, kad jis neapmokestintas sodros mokesčiais. Ir panašiai. Tai aišku, problemų yra, bet neabsoliutinti. Tai koks darbo užmokestis tenkintų žmonės? Koks darbo užmokestis? Galit pasakyti, mes iš karto pradedam maišyti du dydžius, kurie aiškiai skiriasi. Tai yra darbo užmokestis ir pinigų suma gaunama atliekant tam tikrą darbą. Darbo užmokestis yra tiek, kiek sumatyta darbo sutartyje. Toliau eina priedai už naktinį darbą, šventinės, viršvalandžius, bet tai yra priedai ir tos pačius dienpinigius. Tai už tai priedai, už tai, kad žmogus nebūna namuose, už tai, kad jisai dirba daugiau laiko negu priklauso, už tai, kad jisai dirba naktį, aukodama savo sveikatą ir tada gaunasi, atrodo, kad didelis. Tenkintų jūsų narius. Realiai Lietuvoje žmonės sutarė, kad žmogui reikėtų gauti bent apie 2000, kad jisai galėtų ne taip egzistuoti. Daugiau, ne tik tenkinti savo fiziologinius poreikius, bet galėtų kažką tai ir kultūriškai šviestis, ir tam tikrus daiktus ne pirmo būtinumo įsigyti. Jau tokią darbo vietą galima laikyti... Taip, jau galima laikyti ją patrauklę. Bet mes kalbam, dabar diskutuojam, kad ten vidutinis, nevidutinis, turim pačią problemą net su minimaliu darbo užmokesčiu. Kai trišaliai taryboje jau pusę metų mes siūlom vyriausybei didinti minimalų darbo užmokestį ir tam pritarė darbdavių organizacijos, bet vyriausybė jau nuo naujų metų niekaip negali išsakyti savo pozicijos, niekaip nenusprendžia, ar reikia tą minimalų darbo užmokestį, ar didinti. Va čia aiškiai vyriausybės požiūris į dabartinę visuomenę, į tuos pačius dirbančiuosius, nes 300 000 dirbančiųjų gauna minimalų darbo užmokestį. Besiklausant, Artūro yra... Padidins minimumą, turbūt aš bandau reflektuoti, kad vyriausybė bijo, kad negaus pajamų. Jeigu neapmokestinamą minimumą pakelti. Ne, mes nekalbame apie neapmokestinimo. Grinai minimalios darbo užmokesčio didinimas atlygio. Tai reiškia biudžetui papildomos pajamos. Ir reikėtų kelti šitą minimumą, nes dabar yra 7,5 man. Tai 800. Aš negalėčiau atsakyti dėl to, kad čia reikėtų daugiau diskutuoti. Bet vis tiek, kaip neatsakyti, jeigu vis tiek jaučiat, už kiek galima pragyventi Lietuvą. Aš nevertinčiau tas... Pragyvenimas Lietuvoje susideda iš daug tokių dalykų. Mes negalim iššokti vėlgi iš tos rinkos ekonomikos ir pradėti galvoti, kad tiesiog mes turime mokėti žmogui tiek, kiek turėtume mokėti, taip, kad jam pragyventi Lietuvoje ir nebepažiūrėti, kiek tas užmokestis toj pridėtinės vertės grandiniai sudaro kokią dalį. Tai mes taip negalim vertinti. Iš tikrųjų, reikia nepamiršti, kad šiandien dienai Lietuvoje labai yra dideli kaštai ir pragyvenimo. Jeigu aš galiu kalbėti dabar faktais, kurie turbūt visiems yra žinomi. Benzinas kainuoja pas mus tiek, kiek kainuoja Europai. Vienareikšmiškai. Teko būti dabar prieš 2 savaitės Ispanijai. Centas į centą, litas į litą kainuoja benzinas tiek pat. Nors jų atlyginimai, aišku, yra kitokie. Šildymas, tarkim, sekantis kaštas mūsų išlaikymo. Ispanijai neaktualu, tarkim, Suomija dabar imsiu jau lyginimui. Suomijai kvadratinis metras šildymo kainuoja €1,35 centai. Tai mūsų pinigais yra 4 su truputėliu litų, bet reikia nepamiršti, kad eurais gaunamas atlyginimas Suomijoje yra 2800 vidutinis. Taip kad jom kaštai pragyvenimo yra žymiai žemesni. Ir aišku, kad lietuvaičių didžiausią dalį kaštų sudaro būtent išgyvenimas ir mažiausia dalis lieka, kaip jūs sakėt, poreikių tenkinimui. Tai be abejonės tada ir tas noras, man dar reikia pinigų. Gerai, bet jūs sakot, reiktų žiūrėti pridedamąją vertę, kiek žmogus sukuria. Be jokios abejonės, pavyzdžiui, atskirose įmonėse nėra tokių atlyginimų, kur minimalus. Bet Robertai, 20% turbūt Lietuvos žmonių apie 600-700 gauna. Tai negi jie jau dirba tik tokį darbą. Jie dirba gerai, bet dėja, sakykime, tas... Aš nenoriu neigti vėlgi dėl tų darbdavių norų uždirbti. Dėja, šiandien ta sistema nėra pas mus sutvarkyta. Reikia tą pripažinti iš tikrųjų. Bet kita vertus žmogui nieks neliepia sėdėti už 800 litų atlyginimo. Aš įsivaizduoju, kad jis ieško sprendimų pats savo individualiai. Nu ir viskas. Aurimai, tai vad Grimasos praeitų metų. Ką rodo statistika? Darbo našumas pakilo beveik 2%. Čia 10 metų statistika. Darbo užmokesčio fondas visas Lietuvos 2 milijardais sumažėjo. O pelnas per tuos metus 4 milijardais padidėjo. Tai ką galim daryti išvadą? Va ta pridėtinė vertė buvo sukurta. Už tai, kad sukūrė didesnę pridėtinę vertę,
Šitiems žmonėms sumažino dar atlyginimą, nors jie dirbo našiau pagal rodiklius. Ir tą pelną pasidalino maža grupė žmonių. Vat mūsų Lietuvos realijos, po to stebimės, kodėl žmonės išvažiuoja, kodėl mažta tos darbo vietos Lietuvoje ir visi kiti tokie procesai. Prezidentė sako, kad mes Ir po to išlaikytiniai. Tai atsiprašau, jeigu didėja darbo našumas, jeigu ekonomika atsigauna, jeigu pelnai auga, tai dalį to pelno turėjo atiduoti darbo užmokesčiui, bet jį neatidavė, nes gobšumas pražudė ne vieną imperiją, pražudys ir čia daugelį. Mano čia yra esmė. Taip, bet aš manau, vienas iš tokių dalykų yra gobšumas, antras dalykas, kai jūs paklausėt, Artūras atsakinėjo apie darbo užmokestį. Bet jūs paklauskit žmogų, kuris padirbėjo 10, 8 ar 5 metus Airijoje ar Anglijoje ir pasakys, ar tu, tau suteiksim tokias pačias darbo sąlygas čia, ar tu atvažiuosi. Jis pasakys, nevažiuosiu, nes požiūris į žmogų čia Lietuvoje atrodo kaip į kažkokį vergą. Ten pirmiausia darbdavys tave vertina, kad tu sukuri ir jam gerovę, ir savo sukuri. Pas mus darbuotojai mato tik tai kaip mašiną, kuri gali uždirbti pinigus kažkam. Gerai, ir baigiant vis dėlto dėl tų darbo vietų, tų 72 000 darbo vietų, kurių Lietuva neteko per pernai metus, per gilę krizę. Artūrai, šiemet kas darosi, jūs turit naujausią statistiką, kokie rodikliai mes atsigaunam darbo vietų prasme, ar ne? Matau, ta statistika, tai 72 000, tai yra truputėlį paimta, sakykime, statistika galima pateikti kaip ją nori. Realiai per praeitus metus jau darbo vietų 2000 padidėjo, nes 72 000 tai lygint su 9 metų paskutiniu ketvirčiu. Čia 90. O 10 metais jau 2000 užimtų darbo vietų, daugiau net 4000 padidėjo. Taip. Ir dabar paskutiniu metu irgi matosi būtent naujų darbo vietų. Tai negalima sakyti, kad naujų. Kiek buvo sumažėję per krizę, kiek jų kol atsistatys tas pats lygis, tai dar daug laiko praeis. Bet būtent, sakykime, piko metu paėmus darbo vietų skaičių, dabar jų po truputį didėja ir žmonės įdarbinam. Bet, pavyzdžiui, būtų pats geriausias variantas ir dar daugiau žmonių įsidarbintų ir būtų gal to šešėlio mažiau, jeigu žmogui darbas taptų vertybė. Ir jisai vertintų tą darbą. Dabar didžiausia problema, kad žmogus nevertina darbo. Jisai gaudamas minimalę, padirbo vienoje vietoje, ieško kitoje vietoje, gal kažkas tai duos. Ir būtent lojalumo faktorius įmonė, tai būtų pats pagrindinis. Gerai, bet kaip prezidentė sakė, kaip žmogus vertins darbą, jeigu jis mato kaimyną, kuris iš pašalpą gaudamas, jis gyvena taip pat. Tai kaip jis vertins tą darbą? Demoralizuotų. Aš manau, kad vertina, aš kaip pavyzdį pasakysiu, Seimo valytojas. Kadangi jos buvo kažkada Seimo darbuotojai, tos kanceliarijoje dirbo, dabar išnuomotos kitai firmai. Firma viena parduoda kitai verslą ir aš pasikalbu su jom. Tai va Seime dirbantį valytoją, kuri, na, sakykim, turėjo tam tikrą plotą. Pardavusias kitai firmai, atleido dalį darbuotojų. Ta plotą padalino kitom moterim ir dabar jos, nors dirba pusę etato, bet dirba daugiau kaip pusę darbo laiko, didesnė pusė laiko, jau mokama 300 litų. Tai va ta nuomos, visokios rentos, tų darbuotojų viena firma kitai, tai čia Seime vyksta. Tai patikėkit, kad mažose miesteliuose ar kažkur žmogus priverstas už mažą kainą, už mažą atlyginimą dirbti, nes jis žino, kai taip jį prezidentė pavadins išlaikytiniu, jam reikia išlaikyti šeimą, vaikus ir tie 300 ar 400 jiem irgi yra pinigai, iš kurių jis gali įsilaikyti. Ačiū Algirdui Sysui, ačiū kitiem mūsų laidos dalyviams, dėkui žiūrovams už dėmesį. Iki rytojaus be 5:30 vakare per Baltijos televiziją.